Nepatyręs. Tik kinuose nuo sausio 2 dienos. Šūdas. Gerai, grįžtam į eterį ir panašu, kad mes turim pirmą pašnekovą. Alio, labą dieną. Aš esu Ramūnas Jakutis ir jeigu taip jau viską iš pradžių, tai iš ryto aš paruošiau pusryčius į lovą ir... Tada mes kalbėjomės apie būsimą kelionę į mūsų meilės miestą Londoną ir jinai sakė neskris. Ir aš jai tada pasiprašau, ar tekėsi už manęs. Jinai tada atsisakė. Aš negaliu visą laiką daryti to tik su tavimi. Vaida. Ramūnai, tavo istorija yra labai faina, o kaip buvo toliau? Toliau, aš bandydamas gelbėti situaciją... Aš galiu išmokti. Ir net nesvarstai apie seksą trise. O ką? Kad nuvilčiau 2 žmonės iš karto? Bandžiau, bet nieko neišėjo. Gal tu vienas važiuok į Londoną, gerai? Panašu, kad Ramūnas dingo kažkur arba yra jau pakeliu į Londoną. Aš sutikau naujus metus, neužsivilkęs baltas. Iš knygų nieko neišmoks. Taigi nečiupačiupsas. Nečiulp. Planas B. Daugybė lietuvių linksminasi be jokių ribų ir visiškai negailėdami savęs. Mamytė, klausau. Kaip sekasi, viskas gerai? Gerai. Išskyrus tai, kad mano sūnus Teras. Okay. Kas ta merga? Yra jam kaip asmeninis guru, kaip čekuolis. Ne tokiais žodžiais. Tau reikia tampono, kad tu... Klausyk, aš tokį mačiau, nu bet va tokio aš... Užsikrušk! Tu užsikrušk! Vaida, Vaidutė, palauk! Kas šią žiemą liks ant ledo? Nuoširdus, romantiškas, šmaikštus. Pradėjai galvot, kad tu niekada niekas tavęs daugiau ir nebemylėsi. Aš ausis nusiskosiu. Nepatyręs. Apie tai, kas svarbiausia – meilę. Močiute! Labas, žiūrėk, kokia aš tau čiksę parvešiu po naujanko parodį. Meilės paieškos prasideda tik kinuose nuo sausio 2 dienos. Kol tu šitą panaudosi, jau garantija baigsis.